Labas, mėlyjeji, su šventom kalėdom. Taip gera atsikelti namuose, kai kvepia mandarinais ir cinamonu. Ir taip jauku, nors lauke tikrai labai tamsi diena. Bet vidurdienis ir šiom dienom tiesiog neišaušta. Bet nieko tokio, visur dega lemputės. Visi namai tokioje jaukioje prieblandoje. Man labai patinka tas jausmas ir kai žinai, kad niekur nereikia eiti. Labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad niekas nedirba šiandien, nes visi turi turėti galimybę praleisti šias gražias šventes su šeima, su draugais, pabūti namuose, negalvoti apie jokias kasdieninės problemas. Nors aišku, kartais jos yra neišvengiamos ir gyvenimas taip surėdytas, kad galbūt būtent per šventes ištinka kažkokia nelaimė, gal sveikatos ligos, gal kažkas iš artimų, mylimų žmonių išeina per anksti, ar tiesiog finansinės problemos. Būkit gailestingi, būkit dosnūs, jeigu matote savo aplinkoje, gal kaimynai, gal kažkokie senyvo amžiaus žmonės turi liūdnesnės kalėdas, pasidalinkit. Paaukokit, pasakykit gerą žodį, o galų gale, jeigu tokių žmonių nėra, žinokit, kad jų yra, tiesiog jūs jų nematote. Tai aš, pavyzdžiui, per kalėdas, kai gyvenau Anglijoje, tai paaukodavau kažkokią sumą pinigų vaikų ligoniniai, vaikučių sergančių vėžiu ligoniniai. Ir esu gavusi e-mailą su vaikų piešiniais. Tie piešiniai būdavo tokie gražūs ir tokie nuoširdūs. Tavo pinigai, kuriuos išleistum kažkam, kas yra nereikalinga tavo namams ar tau pačiam, kad gali išgelbėti kažkam gyvybę, galbūt kažkam padėjo praleisti tas kalėdas kartu. Todėl dalintis yra gera ir jeigu turime galimybę, dalinkime su kitais. Jeigu pamatote kokį benamį gatvėje, nupirkite jam arbatos, skanų sumuštinį, pyragaitį, kažką, kas tam žmogui pakeistų jo dieną. Nudžiugintų ir sušildytų. Būkime geri kiekvieną dieną, kiaurus metus, tačiau per šventes ypatingai. Čia mano palinkėjimas jums visiems. O šiais metais, kadangi savo aplinkoje nematau, kam reikalinga būtų skubi pagalba, tai ieškosiu internete, kur galėčiau paaukoti pinigėlių ar kažkokių daiktų, ar kažko, ko reikia ne tik tai žmonėm, bet ir gyvūnam. Išsirinksiu ir paaukosiu. Šiandien mes patys jokio plano neturim, kaip ir sakiau, labai tikiuosi, kad niekas niekur nedirba ir dėl to tikrai neplanuojam niekur eiti ar kažką veikti, tai tiesiog būsime namuose, žiūrėsime filmus, gurkšnosime skanų likeriuką su cinamonu ir taip pat turiu pasidarius savo tradicinės vaisinės želė, turiu purškiamas grietinėlės ir vienas namuose filmas vis dar nežiūrėtas. Tai šiandienos planas yra būtent toks ir patinginiauti ir pajausti tą kalėdinę dvasią. Užsidėjau netgi savo kalėdinius auskariukus, kuriuos dievinu tiesiog. Pažiūrėkit, kokie cute, su kaspinėliu ir žaisliuku. Taip pat užsidėjau savo minkštas, pūkuotas kojines, kurias įdėjo mano tėveliai su paskutinė siunta. Tai jaučiuosi tokia cozy, tokia šventiška ir labai labai geros nuotaikos. Nesvarbu tas oras, nesvarbu ar lyja, ar purškia, ar tamsu, namuose gera ir taip kalėdiška. Su šventėm visus.
Kaip skanu. Va, mano minkštas švelnios pukinukis. Čia dar su tokiais va meškiukais, su kaspiniukais. Labai cute. Ai, dar mes turim loterijos bilietus. Kalėdų senis mama atnešė. Tai būtų gerai išsitraukti ir pažiūrėti, ar yra koks laimėjimas. Labai gražiai atrodo šitas loterijos bilietas. Čia idėja ta kaip kad advento kalendoriaus. Matot, kiek langelių? Bet daugiau ir net 30. Žodžiu, turbūt po kiekvienu slypi kažkas. Tai pasižiūrėsim ir tikėkimės, kad kažką laimėjom. Vau, koks gražus. Maniškis šiais metais dėja nieko, tuščias, nieko nelaimėjau, o meilė sakė truputėlį vėliau nutrins. Tai pažiūrėsim, gal nors vienas bus laimingas. Makolis Kalkinas. Aš pradanginau savo šeimą. Kevinas. Jei, pagaliau ir mes turime saulės, šviesos ir mėlyno dangaus per šias kalėdas. Atsikėliau ir toks gražus oras, taip smagu. Vakar nieko nefilmavau, vakar buvo 26 diena gruodžio. Nieko visiškai nefilmavau, tiesiog nebuvo noro, tingėjau. Vakar skambinomės tėveliam, kitiems šeimos nariam, plepėjom, tingėjom, valgėm maistą, gėrėm gėrimus ir žiūrėjom daug filmų. Tiek kalėdinių, tiek nekalėdinių. Toks grinai buvo filmų maratonas. Dar vakar pasidariau keletą nuotraukyčių Instagramui tokių kalėdinių. Ir kaip ir viskas, nieko daug ir neveikiam. Šiandien atsikėliau, nuotaika puiki, oras geras, tai va susirašiau, nusimaudžiau, plaukai jau beveik pradžiuvę ir nežinau, ką šiandien veiksim. Gal į vakarą reikės kažkur išeiti, pasižiūrėti, jeigu kas nors vyksta, nes šiomis dienomis atrodo, lyg niekas nevyktų, nes mirtina tyla laukia. Tai neįsivaizduoju, jeigu kažkas vyksta, tai kažkur neįsim, jeigu nevyksta, bus gerai ir patinginiauti namuose. Dar kartą įsijungti kokiu nors filmų. Aš visai su tuo sutinku, man patinka tokie vakarai, bet kuriuo atveju kažką veiksim, o ar filmuosiu, neįsivaizduoju. Plius matau, kad žmonės nelabai galbūt YouTube sėdi šiomis dienomis iš peržiūrų skaičiaus, tai tiesiog tingisi. Tikrai tingisi. Aš vis dar kučiukus kapoju, nes labai skanu. Tai nusprendėm, kad reikia ateit palošti puliuko. Užlipom į antrą aukštą, nes pirmas aukštas tiesiog perpildytas. Stalai užsakyti, tai ką gavom, tą gavom.
Na ką, grįžom namučiam, labai fainai praleidom laiką, gavosi šiek tiek trumpesnis vakaras nei planavom, nes reikėjo užleisti stalą kitiems, kurie buvo užsirezervavę, bet nieko tokio, nes spėjom sulošti 4 partijas ir užbaigėm lygiosiam. Tai labai super. Dabar grįžom namo ir darau tokią kuklę vakarienę, bet manyčiau, turėtų visai skaniai gautis, nes pakūriau savo air fryerį, karštoro gruzdintuvę, kurią tikrai senai naudojausi. Ir kepu vištieną, o po to dėsiu bulvytės fry. Nu tai va, tai taip kukliai, bet tikiuosi, kad gausis skaniai. Na ką, labukas, sveikuliukai, tikiuosi visi sveiki po švenčių. Nieko nefilmavau per šią savaitę, nu visiškai nieko, nes buvo tinginio ir poilsio savaitė. Turbūt labai teisingai sako, jog tas tarp šventinis laikotarpis, blemba, kad tas tarp šventinis laikotarpis yra tas metas, kai nežinai nei kokia diena, nei kiek valandų, nieko, ta prasme, neegzistuojantis laikas. Nu, tai taip ir jaučiausi visą šią savaitę. Šiandien yra naujųjų metų naktis. Dabar vakaras jau, užsidėjau golfuką, nes eisim į parduotuvę, nes įspūdingai šalta šiandien laukia. Tai nenoriu sušalti, tai pasimsim šampaniukom kokio nors skanaus gero ir paimsiu turbūt žuvytės kokios ar kažko, padarysiu skanę gerą vakarienę, pavalgysim ir tada eisim prieš 12 į centrą pasižiūrėti ferverkų. Nežinau, kaip jie čia matysis, nes šiandieną ganėtinai apsiniaukia ir labai žemai debesis, labai didelis vėjas, toks šaltas, jaučiasi, kad žiema ir tik tai ačiū Dievui nėra rūko, tai galbūt nors kažkiek matysis tų ferverkų. Šiaip galėtų jų ir nebūti dėl manęs, nes kažkaip man gaila gyvūnų, paukščių, šunelių, visų padarų, kurie bijo viso to bombioškinimo, bet kadangi taip jau yra, tai eisim pasižiūrėti. Anais metais, atsimenu, buvo labai giedras dangus, tai buvo labai gražus ferverkai ir labai viskas matėsi. Šiais metais nemanau, kad situacija bus tokia pat, bet pažiūrėsim. O dabar lekiam į parduotuvę. Gavom šampaną. Pasiruošę su šampaniuku. Na ką, grįžom namučiam, laukia žiauriai šaltam. Tai pagaminsiu dabar vakarienę. Kepsiu lašišą ir dar bus krevečių. Tai tokia karališka vakarienė, paskutinė šių metų. Ir tada eisime prieš 12 į centrą. Na va, žuvytė paruošta į orkaitę dėti. Išvirsiu ryžių. Ir dar bus prie to pačiam šparagų. Ir dar turbūt padarysiu padažiuką skanų. Na va, vakarienė tokia ir dar yra krevečių su bagete. Gerai, taurės paruoštos, jau rankinukės susuktos, viskas. Šampanas atšaldytas, irgi rankinuką kažkaip turės tilpti. Prisivalgiam ir keliausim į miestą. Varom ferverkų. Einam link aikštės, bet kažkaip labai įtartinai tuščia. Nematom nei vieno žmogaus, tik tai piškina iš visų pusių, piškina. Ir labai šalta. Nieko, išgyvensim kažkaip. Reikia įlipti 25 metus gerą koją.